Sveiki, aš esu Tomas Gudėnas ir aš užsiimu parkūru. Kas yra parkūras? Parkūras tai judėjimo menas, tai būdas iš vieno taško patekti į kitą tašką, neapeinant kliūčių, o jas įveikiant. Reiškia, jeigu aš kažkur bėgu, tai aš neapeinu tvorų, neapeinu turėklų, tiesiai perlipu arba peršoku per juos ir bėgu toliau. Kaip parkūras surado tave? Arba kaip tu suradai parkūrą? Parkūras surado turbūt mane ir aš suradau parkūrą, net nežinau, kaip yra teisingiau. Nes dauguma žmonių, labai daug žmonių parkūrų užsiima visą gyvenimą ir net to nežino. Tiesiog kažkur skubėdami perlipa per sieną ar ten kažkur nušoka nuo laiptų tam, kad, tarkim, spėtų į autobusą. Ir taip aš irgi dariau iki savo 17 metų, kada aš per Discovery kanalą pamačiau filmą Jump London. Ten buvo dokumentika apie parkūrą ir aš pažiūrėjau, aha, nu čia turbūt man, nes ten kieti bičai, aš irgi kietas bičas, tai reikia jau pradėti užsiminėti. Žmonės, kurie užsiima parkūrų, yra ne parkūrininkai, ne parkuotojai, ne parkeriai, o jie yra treiseriai. Ir žodis treiseris reiškia žmogus, kuris atveria naują kelią. Reiškia, mes einam ne tais išminčiotais keliais, ne ten, kur rieda mašinos, o mes kiekvieną dieną judam savo kryptim. Pas mus yra visiška improvizacija. Tu bėgi gatve ir tu visada darai skirtingus dalykus. Tau nereikia pavadinimų, nes tik sužinojęs savo pavadinimus, tu sustosi tobulėti. Pasak tavęs yra du terminai. Tai yra tai, ką tu darai, yra parkūras, tai, kas tu esi treiseris, viskas. Kad žmonės suprastų, kas vyksta, taip. Kokios reikia ypatingos technikos, aprangos, batų, piršnių, nežinau, papasakok apie tai. Ypatingiausia technika turbūt yra apranga, kurios reikia, tai čia smegenis, kūrybingumas, ryžtas, nu dar kartais galima pasiimti sportbačius. Bet va tie 3 dalykai, kuriuos pasakiau pradžioje, tai yra svarbiausia. Nu dar noras turbūt. O iš tikrųjų, tai jeigu kalbant rimtai, tai užtenka pilnai sportbačių, nors kartais mes treniruojamės ir basi. Kur galima užsiminėti parkūrų? Vilniuje, pavyzdžiui, arba šiaip mieste. Kuri vieta yra geriausia? Va čia visai nebloga vieta. Nu gal tokia nelabai, bet iš tikrųjų labai gera vieta yra prie universalinės parduotuvės, po to yra gera vieta prie sporto rūmų. Ir šiaip daug yra gerų vietų. Geriausias vietos yra stogai, bet ten labiausiai žmonės bijo, kad mes ten laipėjom. Jūs legalus, jūs gaudo, policininkai? Sunku pasakyti. Lietuvoje tai manęs policija niekados negaudė, visada išeidavo tiesiog pasikalbį, ten padarai prieš tai triuką, va svarbiausia technika tiem, kurie nori parkūrų užsiminėti. Jeigu užlipi kur nors ant stogo ir tada pradeda jau kažkas kviečia policiją. Patį kečiausią triuką prisimeni, kokį nors salto ten gerą, padarai saltą ir toks tipo kietas vaikštai, policininkas prieina, sportuoja, nu gerai, bet ant stogo daugiau nelip. Nu gerai, nelipsim. Reali istorija. Jo. Tavo patarimai pradedančiajam treiseriui? Svarbiausias būtų patarimas tai nepulti iškart į gatvę ir nedaryti kažkokių triukų, o pradžiai pasiruošti fiziškai šiek tiek, tai yra daryti kažkokius pratimus, pabėgiot. Kurie geriausi? Atsispaudimai, atsilenkimai, prisitraukimai, prisilenkimai? Na, jų labai daug yra, jos galima susirasti internete ir svarbiausia, kad juos visus daryti reikia su savo svorio, ne su štanga salį kažkokiai dulketai. O dar patarimai, kokie svarbiausia būtų, tai prieš treniruotės labai gerai apšilti visus raumenis sąnarius, kad išvengti traumų. Ir dar svarbiausias irgi nešokinėti iš aukštai. Dažnai žmonės pamato, šoka nuo stogo ant stogo ir aš peršoksiu irgi būsiu kietas. Iš tikrųjų to nereikia pradžiai, reikia kokius 3 metukus užsiminėti, tada galima. Kiek Lietuvoje yra vertų treiserio vardo žmonių? Aš nenoriu dabar nieko įžeisti, bet 5 kokie. Kiek tokių mėgėjų, kurie gatvėje čia šokinėja nuo bortelio? 500. Kaip jaunam treiseriui susirasti draugų? Interneto puslapį turit? Taip, mes turim interneto puslapį, kuris vadinasi Vilnius Tracers arba tapklaisvas.lt. Ir jūs galite užeiti į tą puslapį ir ten yra visokios informacijos apie treniruotės, ten yra forumas, kur visi bendrauja, ten turbūt galima draugų ir susirasti. Tavo palinkėjimas tiem, kurie norės pradėti? Mano palinkėjimas tiem, kurios norės pradėti. Tai jeigu norit kažką daryti, tai darykit, nelaukit, nesigrožėkit kitais, jūs irgi tai galit padaryti ir tiesiog mėgaukitės gyvenimą.